Jeigu pažiūrėsit mano tą video nuo pat pradžių iki galo, suprasit, kad tai nebuvo adresuota į jokį fizinį asmenį. Tarsi čia būtų ko atsiprašyti. Ar bandai pasakyti, kad man jūsų reikia atsiprašyti, kad jūs stovit už šito projekto? Greitai galėsit pečiais trūkčiot ir vienas kito atsiprašinėti. Trūkčiosit pečiais, sakysit, taigi sakiau, nuo pradžių reikėjo, taigi sakiau, bet kada gali sulūžti. Ar suprantat, kad tai yra motyvacija, kad jūs neišsiimtumėt pinigų ir daugiau pririnktumėt pinigų? Viskas psichologiniai žaidimai vis tiek nekeičia fakto, kad yra ponzi schema. Kad tai su kripto visiškai net nėra susiję. Kripto yra tik tai būdas, kaip surinkti pinigus ir negalėtų jų atsekti. Aš žinau, kad tai skemas, tu žinai, kad tai skemas, tuo mes ir skiriamės. Mano tikslas yra edukuoti žmonės. O visų šitų projektų tikslas yra pasipelnyti iš naivių, neišmanančių žmonių. Tai kurią kategoriją dabar čia nori save priskirti, papasakoti? Ar jūs, pavyzdžiui, nepagalvojat, kad vėl bus kas neteks namų, kas parduos žemės, kas praras miškus, galbūt kažkas rudenį neturės pinigų, kaip paruošti savo vaikus mokyklai dėl tokių projektų? Ir čia įsivaizduoji, kad kažką gerą jūs daro? Atsipeikit. Ir čia dabar gali eiti dviem keliais. Jeigu žmonės užvaldys godumas ir toliau tęsis, viskas matematiškai paskaičiuota. Bet jeigu nušvis protas ir pradės įsiminėti pinigus ir grius tas projektas, čia antiek yra paprasta. Man iš tikrųjų tai yra graudu. Man tikrai yra graudu. Žinot, kas liūdniausia? Tautiečius maudo.